dar į vieną objektą. Urvus tokius. Jaučiu bus irgi čia labai gražu. Aišku, oras tai Lietuvoje dabar geresnis. Mes dabar keltuvu. Telpa 60-70 žmonių į tą keltuvą. Visai bus ir įdomu. Laukiam sekančio skrydžio. Sėdom į Dangaus ekspresą ir va čia va to funikulierių kelsimės į 2 km aukštį. Aišku, per lietų nelabai kas matos, bet aukštai virš medžių. Ir va taip va su keltuvu ir kylam. Tuoj va viršukalnė, kilometras aukščiai, šiek tiek ausis jau užgulė, bet įdomus jausmas. Ta mamuto urva lipti yra reikalų. Neaišku, einam takų takeliais. Neaišku, kada čia baigsis. Va toks aukštis. Čia dar iš tikrųjų nėra taip aukštai, čia dar tik virš kilometrų. Pasiekėm tą mamuto urvą. Už mano nugaros. Ten rodo iki ekskursijos 14 minučių liko. Tai va čia tas mamuto urvas. Paskutinis sustojimas. Kokia gražiai apžvalgos aikštelė. Aišku, per debesį tai į apačią nieko nesimatys. Tai va, į tokį grožį išėjo, matosi papėdė visa. Debesis pabiškai prasisklaidė ir visai gražus vaizdas atsivėrė. Lipam papėdė, labai gražus tokie vaizdai atsivėrė. Šakis. Matosi ežeras apačioj. Miestelis, ežeras, va ten va matosi. Labai gražu. Labai gražu. Tokio vaizdingų maršruto, iš ledo urvų išėjus, tai čia kaip Taškentas vos. Nes vienu momentu ledo urve buvo tenai, temperatūra rodė apie 1 laipsnį. O dabar va tokio vaizdingų maršruto. Šiek tiek aišku linuoja, bet lietus šiek apstojo. Dabar leidžiame žemyn. Tokį Hallstato miestelį. Tai va čia va yra toks ežeras. Prie ežero miestelis yra. Kitapus kalnai. Labai gražus miestelis. Seniau keltai gyveno jame. Aišku, lyja kaip iš kibiro. Tai gerai, lietpaltis saugo. Pasivaikščiosim po šitą miestelį. Tas Hallsteino miestelis, iš tikrųjų jis gal labiau būtų žinomas, man bent jau žinomas, dėl to, kad 2019 metais labai padaugėjo daug turistų ir šio miestelio gyventojai nelabai mėgsta turistus realiai, nes pasirodė filmukas Frozen, tai yra vienas šio miestelio buvo kadras parodytas. Tai dėl to labai daug padaugėjo turistų, dėl to jie pradėjo tie vietiniai gyventojai prieš turizmą realiai. Tai va, šiaip miestelis toks gražus, va, labai gražus.
Paskutinė diena, jau atvykome į Čekiją į viešbutį. Tai rytoj papusryčiaujam ir keliaujam atgal namo. Tai ačiū, jeigu žiūrėjot visus vlogus, jeigu patiko video, nepamirškit pasispausti prenumeruoti, subscribe mygtuko. Ir iki kitų kartų. Ačiū, iki kitų vlogų. Iki, draugai, buvo malonu būti visą laiką su jumis.